Kas yra bendrinė kalba ir kaip atsirado šitas terminas? Jeigu pažiūrėsime į Lietuvių kalbos enciklopediją, pamatysime, kad jis dabar yra apibrėžtas taip, kad bendrinė kalba yra daugiau ar mažiau sunorminta visos tautos raštų bei žmonių viešoje gyvenimo bei kultūros reikmėms skirta kalba. Tačiau šitas terminas turi ne tik istoriją, bet ir priešistorę. Pavyzdžiui, Jonas Jablonskis vadino tai rašomąją kalbą. Ir jis sakė, kad tą daro sąmoningai, todėl kad jis nekodifikavo šnekamosios kalbos ir jo manymu tuo metu, kai jis gyveno ir dirbo, buvo svarbiau būtent rašomoji kalba, juk nuo to reikėjo pradėti, nuo abėcėlės, nuo rašto ir tik eiti tolyn. Bendrinės kalbos terminą sugalvojo 1927 metais kitas mūsų žymus kalbininkas Pranas Skardžius. Ir jis kaip rašė, kodėl tokį terminą pasirinko. Bendrinė kalba mums bus ta, kuri yra visoj etnografiniai Lietuvoje pripažįstama, vartojama arba stengiamasi vartoti kaip visuotinė bendraujamoji priemonė. Taigi yra pabrėžiamas bendrumo aspektas. Nepriklausomoje Lietuvoje šitas terminas gana greitai prigijo ir įsitvirtino. Kodėl? Todėl, kad tai buvo bendra. O tai, kas yra bendra, bendra tautos kuriama kažkokia esybė, juk ir buvo svarbiausia nepriklausomos Lietuvos šviesuomeniai. Tačiau po 1950 metų šitas terminas buvo nuleistas iš viršaus, natūralu iš kur, ir pateiktas rusiškas literatūrinė kalba. Šitas terminas neturėjo jokių mūsų tradicijų, tik tiek, kad jau iki tol buvo žinoma, kad literatūros kalba yra kalba vartojama literatūroje. Bet kaipgi kitaip? Juk reikėjo pabrėžti, kad sovietinė kalbotyra yra vieninga ir pati geriausia. 70-metyje mūsų universiteto profesoriai visais būdais stengiasi vėl grįžti prie bendrinės kalbos termino kaip tinkamiausio ir turinčio tradicijas. Ir nepaisant įvairiausių diskusijų, per kurias vis tiek buvo bandoma įrodyti, kad anas terminas literatūrinė kalba esąs didžiojo brolio ir todėl pats geriausias, todėl kad didžiojo brolio. Bet vis dėlto grįžta prie bendrinės kalbos termino. Tačiau ar šiandien šitas terminas atitinka mūsų viešosios kalbos tikrai ypatybę? Vėl kitas klausimas.